Labas. Jeigu čia pirmas video, kurį žiūri su manim, tai mano vardas Ernestas. Ir su pavasariu. Nors kai šiandien darau šitą video dar vasaris, bet jau rytoj jau pavasaris. Tai va. Apie ką aš čia noriu pakalbėti? Tai yra toks suvokimas, kurį aš turėjau. Ir tokia emocijų banga, kuri mane prigavo. Trenkia man į galvą nesiniai, nes kažkaip apie tai labai daug negalvojau ir tada viskas vienu metu kažkaip mane užpuolė. Tai apie ką aš kalbu, pirmą papasakosiu istoriją tokią, trumpą. Kažkur prieš metus aš praradau draugą savo geriausią draugą, kurį turėjau. Jis buvo nuo mažens mano draugas ir, nežinau, mes viską darėm kartu ten, viską žinom apie viens kitą ir čia buvo tas žmogus, kur jeigu kažkas nutinka, iš karto paimi ir jam rašai ir jeigu ten neturi ką veikti, parašai tam žmogui ir rašai, susitinkam ir visai, kad žinai, kad bus jo, susitinkam, varom ten daryti kažką, atrale. Ir jo, ir kažkaip nebėra mano draugo ir atsimenu, viskas vyko tokiu metu, kai aš labai apsikroviau darbais ir labai turėjau daug projektų ir viso kito ten. Ir neturėjau galbūt laiko taip apmastyti viską ir susidėlioti savo mintis. Ir tiesiog kažkaip viską apleidau. Taip, palikau velniop. Ir nežinau. Ir dabar, kažkaip visiškai, netikėtai man šovė tie tokie prisiminimai ir suvokimas, kad nors aš ir turiu draugų, aš neturiu to, kaip sakant, geriausio draugo, kur rašai žmogui, žinai, kad visai kas sutiks, žinai, kad visai ką ras tau laiko. Ten, kur 3 valandą nakties turėtum būti namuose, bet dar vis esat lauke, ten kažką nesąmonės darot visiškai, žinai, kur galvoji, kur tokie nuostabiausi momentai, kur, žinai, planuoji ten, taip, mes pradėsim kompaniją kartu ten, jeigu aš praturtėsiu, ten tau duosiu pinigų, jeigu tu praturtėsi, tu man duosi pinigų ir jeigu nors vienam iš mūsų pasiseks, tai mes būsim, žinai, set for life, viskas bus gerai, pasirūpinsim vienas kitu. Ir jo, tiesiog kažkaip sakau, dabar aš tokio žmogaus nebeturiu ir nebeturiu žmogaus, kuriam galėčiau išsakyti visas savo idėjas ir pasakyti, come on, nusišnekė. Arba žmogaus, kuris nežinau. Ką aš bandau pasakyti, kad tiesiog nebėra žmogaus man, su kuriuo galėčiau pakalbėti visą laiką ir apie bet ką. Trojant, žinai, apie reikalus su merginom, apie reikalus ten su draugais, apie darbo reikalus. Taip, yra šeima, yra ten draugai, bet, nežinau, jeigu niekada, pavyzdžiui, neturėjai geriausio draugo tokio, kur, literaliai viską darot kartu ir viską žinot. Ir galima sakyti, net planuojat viską kartu, ten, žinai, ten atostogas, dar kažką, ten išvykas viskas, kur, dar išeini ir tik tu vienas supranti tą kitą žmogų ir tik jis tai supranta, jis arba jį turiu, čia labai priklauso. Ir taip, paskui kerta medį ir, nukirsit jūs tą medį, ir koks skirtumas, žinai, nes gyvenimas smagus. Tiesiog, sakau, kažkaip kartais pagalvoju, kad, pasilgau aš to momento tokio, aš pasilgau tų vakarų, kai negrįžti 3 valandą nakties ir tiesiog ant tiek susiplanuoji visą gyvenimą, kad
gali, žinai, grįžti namo ir galvoji, bus viskas gerai, va, turi planą, jis turi planą, arba jį turi, suprantate, ką aš. Žinai, ir grįžtama ir galvoji, wow. Ir užmotyvuojat vienas kitą ir tik varom į priekį ir darom. Ir atsimenu, kol dar buvau mokyklai, aš labai norėjau Londoną išskristi. Ir iš tikrųjų šitą kanalą pradėjau būdamas Londone. Ir atsimenu, kai mes buvom 11 klasiai, ar 10 kažkurioje vienoje iš tų, aš buvau su savo šito geriausiu draugu susitikęs. Ir aš jam pasakiau, kad aš ten noriu į Londoną ir išsakiau visus, jis aišku žinojo mano planus, bet išsakiau ten savo sukurtus planus. Ir niekada nepamiršiu, kaip jisai man sakė, jeigu tu grįši, aš tau labai stipriai trenksiu. Ir man toks, aš atsimenu kelias dienas net pagalvojau, žmogus manim tiki. Nors ir neturėtų tikėti. Ir žinau, kad čia taip brutalistiškai skamba, kad tu panaudosi smurtą prieš mane, ką? Bet čia toks, pasakymas, žinai, kad negrįžk čia, nes tenais, tu bent jau turi šansą ir tu ten gali pasiekti to, ko tu nori. Nes jis žinojo mano visus planus ir jis žinojo, ko aš noriu ir suprato, kas stabdo mane čia. Čia kalbu Lietuvoje. Ir tokių momentų yra pilna ir aš nebūčiau čia, kur dabar esu iš tikrųjų, jeigu nebūtų mano geriausias draugas, nes jis man padėjo labai daug. Ir atsimenu, turėjau tokį projektėlį mažą ir vasaros šis projektas buvo, kol dar buvo mokyklai. Ir man buvo numatyta kojos operacinės, ten nesirado pas mane ten auglį kojai ir reikėjo jį išoperuoti. Ir ta operacija, man atrodo, įvyko, aš nepamenu, ar čia prieš operaciją ar kažkas tokio, bet aš atsimenu, kad mes buvom susiplanavę su tuo draugu daryti tą mano projektą, viską varyt. Ir tada po operacijos aš praradau labai motyvaciją, nes aš negalėjau vaikščioti, ten negalėjau bėgioti, negalėjau daryti tokių labai intensyvių dalykų. O tam projekte būtų reikėję bėgti. Ir aš atsimenu, mes sėdim ir aš jam sakau, žinok, mes nepadarysim, turiu omeny, man dabar aš negaliu to padaryti ir ir aptingau labai, žinai, ir nebeturiu motyvacijos. Ir jis man žiūri tiesiai į akis, atsimenu, ir sako, mes padarysim šitą šūdą. Turiu omeny, mes jį padarysim. Ir po savaitės mes pradėjom tą projektą. Aš bėgau kaip tik galėdamas, turiu omeny. Net neįsivaizduoji, kiek daug motyvacija tau psichologiškai duoda ir kaip tave gali pastumėt perlipti tą kalną, kuris stovi tavo kely. Nes jeigu tu esi vienas ir jeigu niekas tavęs nemotyvuoja ir tu sėdi savo, aš sakau, aš kiek kartų gyvenime esu buvęs toj situacijai, kad aš aptingstu ir galvoju, ne, kam. Gal kitą kartą, pabandom, nepadarysiu, nieko čia blogo nebus. Ir reikia tik to žmogaus, kuris duoda tau ranką ir sako, varom, aš tau padėsiu, padarysiu viską, ką tik galiu, kad tau pavyktų šis dalykas. Turint tokį žmogų, tokie žmonės iš tikrųjų yra reti, nes žmogus, kuris aukojasi dėl tavęs ir aukoja savo laiką dėl tavęs, čia yra didžiausia dovana, kokią tu gali turėti. Turėti žmogų tokį, kuris tau duoda, kur neprivalo. Ką turiu omeny, yra tai, kad labai svarbu turėti žmogų ne tik, kuris sako, viskas bus gerai, nusiramink, ten, traja, bet kuris ir pastumia ir padeda
tau rident tą, kadangi dabar visur sniegas, tai rident tą sniego kamuolį ir jį daryti didesniu. Tai yra labai svarbu, nes psichologiškai labai tave motyvuoja tai. O tu esi viskas, kas čia yra. Turiu omeny, tu pasiektum tiek daug, jeigu nebūtų kažkokios sienos tavo galvoje. Tai, manau, viso šito video esmė yra, kad pirmas dalykas, apie ką yra šitas video, yra, kad aš neturiu geriausio draugo. Apibendrinus čia. Aš neturiu geriausio draugo. Ir tai va, ir jeigu tu turi geriausią draugą, tai žinau, kad tau labai pasisekė. Ir niekada nebandyk ten pakenkt tam žmogui ar kažką padaryti blogai, kad tik tu jaustumės geresnis. Mano akimis geriausias draugas yra kaip šeimos narys, žinai. Nes kartais geriausias draugas tavo žino daugiau apie tave iš tikrųjų, negu tu žinai apie save. Jeigu tu esi atviras labai. Ir kodėl aš taip sakau, kad, žinai, geriausias draugas yra kartais netgi daugiau negu šeimos narys, nes jis žino labai daug. Aišku, čia priklauso nuo kiek jūs atvirai bendraujat, bet žino apie tavo romantinius santykius, žino apie viską, ką tu ten susiplanavęs po 10-15 metų, žino visas tavo kvailas idėjas ir visas didžiausias svajonės, kur net, pasakyk paprastam žmogui ir sakys, apie ką tu kalbėdu, tu eik tu gal dirbti McDonald's, žinai. Ir tai yra tiesiog tavo toks sielos draugas, žinai. Žmogus, kur jūs sutampa jūsų mąstymai ir galite nesutikti ten, žinai, vienas su kitu, bet turėti geriausią draugą yra awesome. Ir pasiskė, jeigu tokį turi. Nes dažniausiai, žinai, kalbant apie, pavyzdžiui, turėti antrą pusę, jo, tai ką aš pastebėjau iš savo gyvenimo, tai yra, kad geriausią draugą tu dažniausiai turėsi vieną. Jeigu tokį, žinai, jeigu pasiseka, tai vienas ten nuo vaikystės ir jis išlieka su tavim. Aišku, gal suspyksta kažkur, o susirandant antrą pusę, tai dažniausiai kažkaip neišbūna labai ilgai. Arba išbūna, bet vis tiek labai retai iš viso, man atrodo, šiais laikais taip susirandi antrą pusę ir išbūni visą gyvenimą su tuo žmogum. Tai čia, toks skirtumas, sakau, kad geriausias draugas kartais būna vienas visam gyvenimui. Ir žino visas, kaip sakoma, kojines, kurias tu pakeitei. Ir padės visada ir visur. Ir jo. Anyways, atsiprašau, jeigu aš trupučiuką per ilgai pakalbėjau. Vertinkit savo geriausius draugus. Ir šiaip draugus, kurie padeda ir aukoja laiką dėl tavęs. Tai va. Viskas, aš kažkaip čia ir baigiau. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjai. Viskas. Geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.